Sveiki, Arnoldai. Pats laikas pasiplanuoti pavasario darbus. Ir vienas iš pirmųjų pavasario darbų po tręšimų, tai manau yra rapsuose augimo reguliavimas. Ir norėčiau jūsų paklausti, kodėl tas darbas yra toks svarbus pavasarį. Kodėl mums reikia panaudoti augimo reguliatorių. Na, visų pirma, visada pavasarį įsivertinam rapsus, pasitręšiam ir pasižiūrim, sakykime, būna, sakykime, pranikimai, praretėjimai, dar priklauso, kaip jie tolygiai sudygę buvo, kaip jie įžengė į pavasarį, koks tolygumas pasėlio. Ir tas reguliavimas, gal pataisyčiau, augalo architektūrą, kadangi tai yra panaudoju tam, kad augalą nepaskatinti jos staigaus augimo vystymosi, kad jisai norim pasiekti to, kad vėliau jisai vienodai sužydėtų, sakykime, tie dalykai ir tos naudoti augimo reguliatorius, pavasarį nereikėtų ir suvėlinti. O kokiame maždaug augimo tarpsnyje geriausia panaudoti augimo reguliatorių? Ir kokį augimo reguliatorių tada mes rekomenduotume? Syngenta turi Topreksą ir jis, Topreksas tai man jis nėra augimo reguliatorius, jis man yra augalo architektas, tai yra tiesiog tą augalą jisai suvienodina tolimesnius vystymosi tarpsnius. Na, naudoti tai reikėtų maždaug, kai augalas tarp 10-15 cm arba kai stiebas pradeda tysti ir tada tas pats laikas panaudoti. Topreksą nenuvėlinti, nes jeigu yra tokia atveju pasitaiko, kad jį naudoja vos ne pačioje žydėjimo pradžioje arba, sakykime, butonų formavimo metu, tai būtų per vėlų, kadangi kuo anksčiau mes jį panaudosim, to mes labiau paskatinsim šoninių pumpurų sprogimą ir vystymąsi, kad daugiau turėtumėm stiebų. Tai mums reikia, sakykime, tą ypatingą retesnę pasėlį padaryti tokį rapsą, labiau tokį panašų krūmų šakotą, labiau, kad turėtume daugiau ankštą ir to pasako didesnį derlių. Tai jis man architektas yra, tai aš nesakyčiau, reguliatoriai man labiau yra rudenį, kai jau ten reikia, kad jis neperšoktų, ypatingai kai anksti pasėja, kad jisai neperšoktų. Nes jis veikia ne tik kaip augimo reguliatorius, bet kaip ir fungicidas. Taip, čia tikrai ir tuo pačiu tas rapsas, jisai, kaip minėjai, fungicidas, dėka difenikanozolo, jisai vis tiek mes turim sveikesnį rapsą apsaugą link žydėjimo, kai jau ateisim kontroliuoti sklerotinį pūvinį, kaip pavyzdys. O dabar panaudojimas, tarkim, pavasarį dažnai mes stengiamės panaudoti produktus kartu, nes rapsai greitai vystosi. Tai pavyzdžiui, kaip dėl maišymo su mikroelementais, boras, taip pat herbicidais, net kartais ūkininkai sugalvoja maišyti nuo vienskilčių žolių, kartais net ir nuo dviskilčių žolių. Tai čia galbūt ir viską į krūvą, taip, reikėtų biškį gal atskirti, sakykime, jeigu taip jau reikia, sakykime, pirmas dalykas, šnekam apie mikroelementus, tai pavasarį, kai anksti pavasarį atsigauna vegetacija, mums reikalingas magnio sulfatas, nes ir plus yra pigiausias fungicidas, plus magnis jisai, tiesiog išbūdina tą augalą gyvenimui, dedam kalio, kad vis tiek judėjimas, veiklios medžiagos, čia kaip širdininkui pananginas, tai tada dedam, sakykime, borą galime dėti, jeigu norim per 2 kartus puslitrį boro, paskui puslitrį vėliau jau prieš žydėjimą. Tai va čia taip. Dabar tas klausimas, sakykime, su herbicidais maišyti, tai galima maišyti, bet tada mes turim pasirinkti, mes viską į krūvą nesumaišysim, herbicidą. Vis tiek reikėtų atskirti. Aš sakyčiau, reikėtų atskirti kažkaip reikėtų. Ir šiaip, reikėtų didesnį dėmesį apsaugai ir rapsų nuo piktžolių, tai jau rudenį skirti, pasirinkti tos herbicidus ir tada pavasarį, kad liktų, sakykime, kad nesusidėliotų darbai į vieną tą vietą, kad pasiskirstyti viską. Jeigu dabar, sakykime, mes duodam Topreksą anksti, naudojam stiebo augimo tęsimo pradžioj, tai dedam magnio sulfatą, kalio, boro, sakykime, tai jeigu mums reikia panaudotis, kaip pavyzdys, zetrolą, tai tada gal darom atskirą purškimą. O kaip dabar, pavyzdžiui, tikrai mes dažnai susitarim, kad pavasarį yra šalnų, tai kaip su augimo reguliatoriaus, pavyzdžiui, Topreks panaudojimu šalnų metu? Žiūrint į patį produktą, tai jisai gali būti panaudojamas esant žemai temperatūrai, pliusinė, sakykime, + 5-10 laipsnių mes galim naudoti, bet jeigu matom, kad yra šalnos, tai vis tiek reikėtų pralaukti tas šalnas ir purkšti po šalnų. Tai labai gerai prie Toprekso, sakykime, jeigu išeina, sakykime,
nėra šalnų, naudojam topreksą, labai gerai pridėti aminų rūgščių, kurios yra sakykime, yra dumblių ekstraktas, pažiūrėjau, megafolį pridėti tam, kad apsaugoti augalą nuo patiriamo streso, kad jisai lengviau perneštų tą šalną. Čia dumblių ekstraktą pagrind megafolis labai gerai su topreksą. Bet jeigu jau atsitiko, kad yra šalna, mes to nepadarėm, tai jau reikėtų po didesnės šalnos pralaukti ir tada važiuoti lauką su topreksą. Tai Arnoldai, o kaip tokiu atveju, kada rapsai retesni arba per tankus, kaip su augimo reguliatoriaus panaudojimu? Va čia irgi labai geras klausimas, kadangi topreksas, kaip minėjau, tai yra toks augalo architektas, jisai man nėra, negaliu priprasti, kad jis yra reguliatorius, man yra augalo architektas. Tai jeigu nueini į lauką, pavasarį, sakykime, anksti pavasarį, matai, kad yra išretėjęs, biškį daugiau laisvos vietos, tai aišku, reikėtų naudoti anksčiau tam, kad paskatinti šoninių ūglių augimą vystymąsi, kad būtų daugiau šakų, kadangi mums reikia derliaus. Bet jeigu taip išėjo, kad yra laukas tankesnis, viskas, tai tada galima ir panaudoti vėliau ir, sakykime, iki žydėjimo, bet nelaukti to žydėjimo, tai mes ką tada laimėsim tai, kad, sakykime, jau augalas jau bus tankesnis, bus tų šakų, bet jisai suvienodins tą, neleis, sakykime, šokinėjimą tų šakų, bus suvienodins tolygumą rapsas, jis bus kaip nukirptas ir vienodai žydės, tai tą mes laimėsim. Tai yra du tokie dalykai. Ta norma 350 gramų, jeigu eini į lauką, matai, kad tau reikia daugiau šakų, eini anksčiau ir tada, kaip minėjau, magnio sulfatą dedam, ten kalį, ką reikia, tą mes padarom, bet jeigu taip atsitiko, kad rapsas yra tankus ir mums nereikia tų šoninių, tai mums tada galim jį suvienodinti tą žydėjimą, tai vis tiek reikėtų nuoti prieš žydėjimą, sakykime, botanizacijos pradžioje, tai nupurškiam ir tada mes gaunam vienodą tolygų pasėlį, tai tas yra labai svarbu. Augimo reguliatorių, architektą vadinamą topreksą, geriau yra naudoti su trąšomis nei su herbicidais. Kad geriau atskirt, kad nesimaišytų, ar ne? Taip, Marija, taip, kadangi vis tiek jis mums ateina anksti pavasarį, jeigu orai leidžia ir mums reikia augalą atgaivinti. Tada skatinam geresnį augalo vystymąsi.